gerai palyginus su visų bėgimu. Tiesiog gal biškutį jai trūksta būtent jėgos, kad jinai turėtų dar geresnį įsibėgimą, bet kas liečia techniką, tai pas ją yra viskas tvarkoj. Va, jeigu austės yra per mažas kampas, tai pas Dovilę yra idealus 66 laipsniai, tarpsme čia idealiai yra, tai pas ją yra idealus kampas įsibėgėjimo, plus pas ją irgi graži gan technika, šiek tiek eglutė matosi iš galo, bet pats įsibėgėjimas tai žiauriai geras, tikrai pagirtina. Šiek tiek irgi, paskui einant nuo 5 metrų, jinai va biškutį irgi eina prisėdus, tai šiek tiek jinai yra susėdus kaip ir austė, lygiai tas pats, jinai šiek tiek atkiša dubenį atgal, to pasiekoje ir gaunasi, va, kad mes pilnai neišnešam keliuko į priekį, bėgant jau normalų ciklą, nes įsibėgėjimo atstumas yra 5-7 metrai, o čia yra ties 5 metrais, jau jinai atsistojus, jau keliukas mažai įsineša į priekį, o kulnis jau užeina gerokai virš kelio. Tai čia jau automatiškai gaunasi, kad mes jau bėgam normalų ciklą ir keliukas yra per mažai išneštas. Tas ir lemia, kad jinai šiek tiek gali ne taip greit nubėgti atstumą, gali šiek tiek greičiau pavargti, nors pas ją sudėjimas nėra toks, kai jinai labai pavargtų, jinai kaip tik turėtų būti ištverminga. Tai žiūrint toliau, tai jinai lygiai tas pats kaip ir austė, šiek tiek vėliau išvysto visą šitą kampą. Visą kampą išvysto šiek tiek vėliau. Va, dabar skaitosi tas kampas, tai automatiškai jinai jau yra beveik atsispyrimo pozicijoje, šiek tiek jau paėjus į priekį. Nėra visiškai neutralioje pozicijoje, bet yra šiek tiek geriau negu austė. Jinai bėga daug, nedaug techniškiau, bet bėga techniškiau. Tai va, todėl pas ją yra ir ištvermė šiek tiek geresnė ir tik tais pas ją, sakau, va, trūksta šiek tiek jėgos, kai jinai galėtų išvystyti tą pirmą sprintą, tą visą sprogstamą jėgą ir toliau nueitų. O kas liečia iš galo, tai tiesiog įkeliant bėgimą iš galo, tai pas ją irgi gan gražus bėgimas, nėra kažkokio kelio išnešimo ar pėdos labai stipraus užmetimo. Irgi va, šiek tiek užneša kelį į vidų, bet čia yra irgi normalu. Gan nedidelis nešimas, plus labai greitai atsistato, pėda nesiūbuoja, va, pėda neišeina į išorę. Tai viskas yra tvarkoj, dėl šito kažkokių problemų neturėtų būti, nes jeigu mes išnešam kelį daugiau į priekį, tarsi į vidų, tai iš karto apsikrauna raiščiai, pastatom pėdą skersai į eglutės poziciją, tai apsikrauna čiurnos, plus kelio raiščiai, kai mes atsispirinėjom, nes kelias eina vis tik tiesiogiai, nesvarbu, kad čiurnai yra pakrypus, tai tiesiog pas ją yra viskas gan gražu. Tai tuo bėgimą ir pabaigsiu.